Labą rytą. Tai šiandien planas yra instaliuoti Reimariną, gautą iš Garant Boats, tai yra padėję įsigyti smagesniam sąlygom. Tai pabandysiu šį instaliuoti. Dėsiu prie vairinės, kaip jau rodžiau, prie šturvalą. Tik reikia jį sujungti su visais šitais prietaisais. Į šitą prietaisą ateina ir radaro laidas, ir autopilotas, vienu žodžiu viskas čia sueina. Tai dabar reikia iš čia nugabenti iki šturvalo. Tai tą darysiu per NMA 2000 sistemą laidų. Tai kai visi prietaisai gali susijungti kaip vamzdžiai į vieną vamzdį ir pagrindinių vamzdžių nueiti iki pagrindinio ekrano. Šiuo atveju bus šitas. Ir ten aš matysiu visą informaciją, matysiu vėjo greitį, stiprumą, laivo greitį, vienu žodžiu, visus bajerius. Ne visus gal, bet didžiąją dalį. Tai bandysiu aš tą dabar daryti. Nežinau, kiek aš čia jūs laikysiu kartu ar ką, bet stengsiuosi parodyti kažką. Visų pirma, reikia išriboti visą panelę šitą. Labai sudėtingas čia yra procesas. Va, ką mes čia turim. Turim daugiausiai STG jungčių, STNG, tai yra Reimarino jungtis, bet turim truputį ir NMA jungčių. Tai reikia dabar man viską atsirinkti, kas kur ir kaip čia, nes aišku viską esu užmiršęs ir tada mes turėtumėm kažką tai suregsti. Žodžiu, vėl čia ardymai visokie prasideda, reikia šitą lentyną išimti, kad radaro laidą ištraukti, tada jį prasikišti, kad atsidurtų jisai čia ant to pjedestalo. Tai čia tų darbų jaučiu visą dieną ir labai daug. Užsiknysiu ir vėl bus slaviškų žodžių. Jau galvojau, kad gali reikėti ten visą tą ardyti ten iki pat radaro, traukti lauk laidą visą, ten, o sudėtinga. Pro lubas ten jisai eina, aš atsimenu, kaip aš keikiaus pradžiai. Bet atradau dar suvyniotą laidą krūvą. Tai dabar bandysiu aplink tą visą atlošą prakišti, kad ateitų iki to runduko, per runduko apačią tada va čia pateksim. Labai tikiuosi, kad užteks centimetran laido ir dabar bandysiu aš čia žudytis. Po ilgų nerimo akimirkų laidą iš tos vietos prasivariau po tuo atlošu, išlindau čia, tas baltas laidas yra radaro. Dabar aš su juo turiu lysti į runduką ir pro runduką, pro variklio skyrių patekti čia. Kaip ir užtenka ilgio. Labai nerimau dėl ilgio, bet kaip ir viskas gerai. Ir turėtų pavykti man pasijungti prie naujo ploterio. Tai džiugina jau. Toliau reikia susigaudyti visas tas jungtis, NMA ir to STNG.
ir susidėlioti planą, kaip ten susijungs, nes kai dabar primaišyta pas mane ir NMA yra, ir STNG, reikia biškį kažkaip atsigaudyti ramiai, gal nusipieši su savo kreivom rankom kokį nors piešinį ir susigaudys. Einu bandyti. Taip, tai aiškėja, ko man reikia. Tai man faktiškai reikia vieno laido STNG, kad šitie du aparatai susijungtų. Greitis ir gylis su vėju. Tada iš vėjo išeina per STNG, išeina iki AISO. Nemeluoju. Iki autopiloto. Iki autopiloto. AISO laidas atskiras yra šitas. Su NMI 2000. Žodžiu, tuos du laidus reikia šitą sujungti čia ir palikti. Įsikirsti ten anoje dėžutį arba pro apačią čia. Žodžiu, žiauriai jums sunku suprasti, ką aš čia aiškinu, nes ir man pačiam žiauriai sunku suprasti, bet galvoju, esu susidėliojęs planą, ką čia pasidaryti. Ir kol neužmiršau, reikia čiuožti iki parduotuvės, tiesiog nusipirkti. Ne. Pirmą dar prasitemti laidą iki čia, iki kompaso ir tada žiūrėti, nes dar gali trūkti laido. Man atrodo vieno. Gerai, einu dirbti. Sujungiau į gniutuliną laidų. Va, kaip viskas atrodo. Ir dabar bandau žiūrėti, ar veikia. Ta prasme, ar rodys man AISA, ar čia ką, kaip čia kas. Pabandysiu užsikurti, jeigu viskas veikia, tai tada laidų ilgių susižiūriu tik tai ir viskas, ir išeis susijungt man viskas. Einu, spaudėliuot mygtukų. Tararararam! It's the motherfucker! Žodžiu, veikia, jau vėja rodo, gilį rodo, bet ne čia, o čia kažkur tai AISas rodo. Kur tas mano radaras? Radaras rodo. Tai yra labai džiugu, dabar reikia tik susitvarkyti su laidynu visu. Esmė visa aiški, ką pajungiau, tas veikia. Gylis, vėjas ir greitis. Viskas gerai. Tai dabar reikia susidėlioti su laidais, kokių trūksta. Nes čia dabar ką sudėliojau, viskas veikia, tik tai laido ilgio neužtenka, kad aš galėčiau uždėti į vietą jį. Nu, kol kas viskas tvarkoj, tai reikės dar su žemėlapiais susižiūrėti. Liktai, kad galim buvo per Wi-Fi importuoti. Bet man tokios opcijos dabar nedavė. Taip reikės čia užsimti spaudėliojimais, man atrodo, kurį vakarą arba kažkada. O dabar neriu į... Nu, čia reikia nerti, ten prisukti, atsukti, ten žodžiu. Tas dviratis labai ten tinka. Oi, baisu. Linkėjimai Šarūnei ir Giedriui, ką tik šnekėjom. Tai malonu išgirsti girdėtus balsus. Pridedu nuotaikos. Tai va. Einu, darbuojas toliau labai. Sveiki atvykę į Sašlavyną. Kompasas nuimtas. Išardyta viskas čia, žodžiu. Sašlavynas vyksta. Laive yra taip, jeigu nori vieną laidelį pravesti, tiek daug visokių daiktų atrandi, kur anksčiau ieškojai, bet neradai. Nes viską reikia iškraustyti, viską reikia išimti laukant, išdėlioti visur. Paskui pradeda lietus, reikia viską susidėlioti atgal, nu vienu žodžiu. Dėl vieno laidelio. A čia reikia pravesti, kaip minimum,
damaitinimą 3. Tai nusimata reikalų, žodžiu, grėžių skylės. Čia priėjimas sunkus, nenusijima viršus, nes varžtai užkirmyje. Per prievartą nelūpsiu, bet būtų gerai. Prie to paties užmesite paliuką ant grandinės vairo mechanizmo. Čia yra grandinė vairo mechanizme. Gal pasukiaus? Ne, be vairo nein pasukti. Vieną laidą jau prasitempiau, radaro laidą pro čia, pro apačią, ten pro kokpito apačią jau jisai yra daugmaž toj vietoj. Dabar reikia užkilti viršų, tai aš dabar darau skylę. Reikia didelę pakankamai padaryti, kad pralistų laidai. Ir čia bus reikalų ryškiai. Nu bet mums ekstremus patinka, ne? Šeimyninis plaukimas, mergas varo į parduotuvę nusipirkti valgyti, o aš laidų varau pirkti. Tai plauksim į Lemarin miestelį, bandysim gauti to, ko reikia. Čia vienas iš tokių pagrindinių laivų prekių pasiūla, žodžiu, varikliai, šniurgaliai visokie ir visokie kitokie dalykėliai. Tai varysiu aš turbūt prie šniurgalį ieškoti tų laidų. Žodžiu, jo, einu pažiūrėsiu ir turi. Parduotuvė, kurios man reikia uždaryta, nes siesta gina iki 1:30, 1,5 valandos. Gerai. Nebelabai turiu ką laivę daryti, nu tai bus proga papietauti. Vyksta degalų užsipildymas, nes reikia susipilti, kiek reikia susipilti, 400 gramų susipilti šito tepalą, nes tilps kažkur 20 litrų. 1D3. Aha. Kadangi pas mane dvitaktis variklis, aš turiu jį vaišinti tepalą, kad jis man gerai veiktų. Tai aš tuo stengiuosi tą ir daryti. Dabar eisiu benziną pasimti. Atplaukiau į parduotuvę, labai toliai tik į parduotuvę. Ai, nesau, kad kryga kažkas į koją. Einu žiūrėti, išsitraukiau metalą laužą iš kojos. Nu, aš paskutiniu metu nieko keista, nes pilnus denį šiukšlių visokių neina gerai labai nuplauti. Tai karts nuo karto įstringa kas nors. Bet jau darbai į pabaigą, tai manau šiandien, jeigu gaunu laidus, viską susijungiu, iškeliu rankas į viršų ir pagaliau galėsiu kelias dienas pailsėti. Tai labai to laukiu.
Dabar į parduotuvę ponių pasim. Jau Luka rodo ten, ką reikia pirkti, ko nereikia. Vyksta. Nepažįsta manis, matai. Eina ir praeina. Vyras koks pastebimas yra. Net nemata. Nu kaip jisai gali sužeisti? Ir dar gali užgauti. Tai kur mūsų valtis? Ką? Laidų negavom, laiko gaila, tai nusprendžiau pasidaryti laikikliukui tvirtinimą. Reikia pragręžti skylę didelę čia šitam vamsdelį ir pamatysit, kaip padarysiu. Gaspadinė grįžo namo, tai normaliai maitintis pradėjom. Labai gerai. Ačiū. Tai ko nevarėt kartu su manimi parduotuvę, nespėjat iššokti, ne, kaip greit išvažiavau. Ačiū Dievui, gavau tuos laidus. Tai neliks visam savaitgaliui čia betvarkė, nes jau išsigandau, kad po pirmadienį tik tai galėsiu gauti aš juos. Bet dar 3 parduotuvės apvariau ir gavau. Taip, tai čia tokie laideliai po 30 turbūt centimetrų, 40 gal. 40. Ir vienas ilgas, 4 metrų NMI kabelis. Tie 3 kabeliai kainavo iš viso 115 eurų. Tai krūva pinigų, bet nėra kur dėtis. Jeigu nori, kad viskas veiktų, turi pasipurtyti. Tai dabar pasipurčiau. Eisiu montuoti toliau, nes pažiūrėkit, kas čia daros. Viskas išardyta, pridėta. Tos batus nusukau, čia buvo prisukti prie senelės. Ten va visokių įrankių, ten išardyta, visur primėtyta visokių dalykų, šniūrų. Čia aišku turi būti atidaryta runduks, nes tenai lysiu į vidų, dar vieną laidą pratemti reikia. Kažkaip neišėmus dviratuką tenai, ten va taip va, prisukt vieną varžtelį, ne varžtelį, vieną laidelį dar. Jo. Darbų krūva. Ką žinai, ar čia jums įdomu, kaip aš keiksiuos. Tai eigoj dar prigriepsiu jūs, kažką parodysiu. Dėdė burtininkus iš Smaragdų miestą jau užkabina tą dalyką. Laidai taip nelabai gražiai, bet pasirinkimo nelabai yra. Ir atrodo viskas va šitaip. Ekranėlis mūsų atrodo šitaip, jisai galės sukiotis į visas pusės. Negalės, o jau sukiojasi. Tai bus patogu naviguot, viską matyt. Dabar kaip ir viskas sujungta, ne viskas, reikia dar pajungti AIS-ą. Pajungti AIS-ą ir įtampą pajungti ir tada galim bus išbandyti. Tai aš taip ir padarysiu, kad pamatyt, kad viską gerai padariau, niekur neprasimečiau, o jeigu prasimečiau, kad būtų dabar galimybė pataisyti. Na, tiesos valanda atėjo. Veiks ar neveiks? Tai gal pirm nusimk tą. Na. O! Tas veikia ekranas. Tuoj pažiūrėsim, ar roda kažką. Ten rodė, kai buvau O, Android sistema čia. O. Geras. Pirmas Android dalyks, kurį turi. Nu. Švyturys 4 vadinasi. Užturbinta švyturys 4.
Product navigation counting asset, čia aš select more details, nu, nėra pasirinkimo. Chart. Yes. Gerai, AIS-as rodo, gylį rodo, bet kažkodėl ne tokiais, kuom nori. Ir tie du rodo radaras, man įdomu rodo dabar. Kur mano radaras? Radaras. On. Ir dar nemačiau, ar vėją rodo. Tai jeigu vėją rodys, tai kaip ir viskas rodoma bus. Tadam! Rodo ir radaras. Gerai. O dabar ką mes dar rodom? Kodėl kur mūsų dashboard? Vėjas, rodo vėją, viskas tvarkoj. Tai dabar liko tik tai programavimo dalykai, čia jums neįdomu, žodžiu, viską rodo, ką norėjau, kad rodytų. Viskas super, dabar ir bus spaudimo visokie dalykai. Tai dabar jis tegul būna, einu susitvarkysiu visą šiukšlyną. Dar kartą galite pasimėgauti, kaip eisiu dirbti. O, žodžiu, viską reikia sutvarkyti, sukrauti, pilną visur įrankį. Tai susitvarkysiu, uždarinėsiu visas angas, viskas pabaigta, padaryta, su zateškiam praeita, su zateškiuota, liktai viskas kaip ir tvarkoj. Tai va, tokios žinios, geros, šiandien va, visą dieną išėjo, grinai ant, dabar jau turbūt kokias, nežinau kiek valandų. Ten buvau vos ne 4 valandos, pradėjau vėl nuo ryto. Tai va, normaliai sukuosi. Išvarėm į kiemą biškį pabūt. O, pasilga paspirtuką. Net užkirmyje galinis ratas, neatsimenam, kada paskutinį kartą važiavom. Dabar pradėjo suktis. Kojytę per vidurį reikia statyti. O, va šitai. Aha. O, ir važiuok pabiškį. Matai kaip apės? Oho. Tu ramiai neskubėdama, va šitai, matai, labai spardytis nereikia.